O dabar pats laikas pakviesti antrąjį studijos žaidėją prie mūsų šventinės teleloto eglutės. Ir jo numeris yra štai toks. 20. Gediminas Ašakėnas. Sveiki, Gediminai. Na, jūsų kraujyje kas dabar? Kas automobilis? Automobilis jūsų kraujyje ten varinėja, ar kalėdinės vaišės? Oi, kalėdinį mažai gavau. Gediminai, su kuo atvažiavote pas mus? Su žmona Akvilė. Su žmona Akvilė. Labas, žmona Akvilė, labai malonu tave matyti. Gerai, ką jūs veikiate Panevėžyje ir kuo dirbate? Nedirbu. Pasakė iš džiaugsmingai. Ūkininkauju, jaunas ūkininkas. Jaunas ūkininkas, kiek karvyčių turite? Neturim. Ošką senelį laiko, tai va padedu prižiūrėti. Senelį laiko ošką ir jis sako ūkininkauja. Gerai, sėkmės jums, Gediminai, su ta oška. Susikraukite turtus. Taip, kokį voką, porų voką, vokų porą jūs renkatės? O pats automobilį turite ar tik ošką? Jo, turim. Turite? Naują, seną? Seną. Seną. O čia naujas, naujitelaitis. Vieną voką duodat man, vieną pasiliekate savo. Na, raudonas spalva. O ką aš žinau, ko jūs manęs klausot? Šitas? Šitas naujas. Čia naujas? Na gerai, pasižiūrėkime. Siūlau jums 13 000 litų. Už tai? Mažoka, baikit. Nuo kur jau su viena oška ir 13 000 mažoka? Dideli pinigai. Gerai. Švenčių proga 14 000 litų. Ar aš tai pasakiau? Tai? Ką žmona sako? Ką sako žmona? Voka. Sako voka. Bus tų pinigų, uždirbsim. O čia tai geras požiūris. Automobilę dar nelaimėjom. Taip, su oška per pasaulį. Taip. Gerai, 14 000 litų jūs atsisakėte. Ja. O dabar žiūrėkime, kas buvo jūsų voke. Na, atidarykit, jūs pirmas, o tada aš atidarysiu. Ir čia yra tai! Prancūziškas gyvena Citroen C3. O štai mano voke buvo viso labo 1000 litų. Citroen C3 yra jūsų gražus, elegantiškas ir kas svarbiausia taupus. Sveikinu jūs. Na va, dabar jau gerai. Žmona laiminga, o jūs gavote tai, apie ką svajojate. Sveikinu jūs. Žmonai automobilį. Žmonai, gerai. Ačiū jums labai, o mes, gerbėmieji žiūrovai, kol Gediminas grįžta su žmona į savo vietą, pasižiūrėkime, kokį voką mes nukabinsime ir koks automobilis keliauja tiesiai į jūsų garažą.